Dabar patogiai įsitaisykite. Galite gulėti arba patogiai sėdėti. Svarbiausia, kad jums būtų patogu, gera ir galėtumėte skirti laiko sau bei atsipalaiduoti. Kelis kartus įkvėpkite, iškvėpkite ir užsimerkite. Šis laikas yra skirtas jums, pažinčiai su jūsų kūnu, pojūčiais, emocijomis ir jausmais. Kartais gyvenime taip nutinka, kad jis primena nevaldomas bangas, o kartais jisai būna ramus, tarsi jūroje įsivyravęs štilis. O retkarčiais mes galim jaustis taip, lyg mus trauktų giliai, negailestingai, koks nors giliai miškuose, tamsus ir bauginantis liūnas. O kartais mes galime jaustis tarsi jauni, nutrūktgalviai, gaivaus miško upeliukai. Arba tokie sėslūs ir jaukus, kaip šalia mylimų namų iškasti prūdai. Koks jūsų gyvenimas, jeigu tai būtų vandens metafora? Pabandykite įsivaizduoti, o dar geriau pajausti. Jeigu jūsų emocijos, dabartinė būsena galėtų apibūdinti kažkoks vandens paveikslas. Įsiklausykite į save, į savo pojūčius, kas tai bus. Tyvuliuojantis ežeras, šniokščianti jūra, o gal banguojantis vandenynas, o gal žemyn šniokščiantis krioklys ar kalnų upės. Tai bus labai individualu ir tai bus jūsų atitikmuo, jūsų vaizdinys ir jūsų metafora. Pajauskite, pamatykite ir pabūkite tame vaizdinyje. Ir kai jums ateina vaizdinys, pajauskite, kokios emocijos, jausmai, pojūčiai atsiranda žvelgiant į tą vandenį, į tą jūsų gyvenimo metaforą. Kas tai per jausmai? Susižavėjimas, pasigėrėjimas, o gal baimė? Visa kaustantis šaltis, noras trauktis, o galbūt imtis kažkokių veiksmų. Pabūkite tame. Pabūkite ir pajauskite, kur jūs šio vandens atžvilgiu esate. Jūs esate tame vandenyje, o gal ant vandens kažkokioje valtyje, laivelyje, jachtoje, galbūt ant plausto, o galbūt išvis esate ant kranto ir iš tolo žvelgiate
į savo vandens metaforą. Kur jūs šiame paveiksle? Ir dabar, kai jau išjautėte, supratote, kur jūs esate ir kokias jums emocijas kelia, ką dabar reiktų padaryti, kad tas vanduo, tas telkinys, ta metafora taptų jums miela, jauki, saugi, ką reikėtų pakeisti ar padaryti, kad jums ten būtų gera. Kaip ir gyvenime, kad kažkas keistusi, reikia žengti žingsnį, reikia kažką padaryti, pakeisti, kad imtų vykti transformacijos. Žvelkite į savo vandens paveikslą ir padarykite taip, tarsi jūs turėtumėt galę pakeisti viską. Jeigu reikia, išvalykite, jeigu reikia, nuraminkite įsišniokšinti vandenyną. Arba tarkit kažkokius žodžius. Darykite bet ką, kad tame paveiksle jums pasidarytų labai gera, saugu, komfortabilu. Netgi galbūt, kad pasijaustumėt tarsi namie, o dar geriau, kad atsirastų jausmas, jog jūs valdote situaciją, jūs valdote savo galias, savo paveikslą ir jūs esate įgalūs keisti gyvenimą, keisti vandens transformaciją taip, kaip jums reikia. Skirkite tam tiek laiko, kiek jausite, kad reikia. Ir tada, kada ir kūne, ir mintyse jums vaizdas patiks, kūnas rezonuos pačias gražiausias bangas, galite sugrįžti į save, padėkoti savo, kūnui, visatai, jeigu norite, kūrėjui. Ir dar kartą giliai įkvėpus ir iškvėpus, atmerkti akis ir pažvelgti į savo pasaulį, savo gyvenimą, jau kitomis akimis, kitu žvilgsniu ir atradus suvokimą, jog jūs valdote savo gyvenimą, savo gyvenimo bangas, galite jį padaryti vienodai sraunų, gyvą, judantį, pilną tėkmės, pilną gausos, sveikatos, grožio, meilės, dėkingumo, visko, ko jums reikia. Ir lygiai taip pat, jeigu jums prireiks, jūs galite tas bangas pristabdyti, sulėtinti, leisti savo atsipūsti, tiesiog būti šalia ir atstatyti savo prarastus resursus. Prisiminkite, kad viskas, kas yra šiandien jūsų gyvenime, yra sukurta jūsų mintimis, veiksmais, todėl ir kažką keisti, daryti pokyčius, transformuoti dabartį jūs irgi galite.